slenka dienos pilkos, nebūtume atėję čia, kur slenka dienos pilkos. O tas dulkėtas traukinys taip toli nukeliavo, prisimenu mamytę aš, tas pievas, kur žaliavo. Prisimenu mamytę aš, tas pievas, kur žaliavo. O kad sustotų traukinys lietuviškoj žemelėj, aš parašyčiau laiškelį savo mielai mergelei. Aš parašyčiau laiškelį savo mielai mergelei. Prisimenu gimtinę aš, jos mėlyną padangę. Ar dar sugrįšime kada į tėviškėlę brangę? Ar dar sugrįšime kada į tėviškėlę brangę? Taip tyliai slenka vasaros, pražynę gėlės vysta. Mes tyliai šluostom ašaras, palaidoję jaunystę. Mes tyliai šluostom ašaras, palaidoję jaunystę. Negaila tėtės nei mamos, nei visko, ką turėjo. Tik gaila, gaila Lietuvos, kurią karštai mylėjo. Tik gaila, gaila Lietuvos, kurią karštai mylėjo. Garbė Jėzui Kristui. Gera pasveikinti jūs čia susirinkusius po dainų, kurias atliko Šiaulių katedros choras pavadinimu Džiaugsmas, vadovaujamas Romualdo Juzukonio. Ačiū taip pat jiems pritarusiam Ukmergės tremtinių chorui, kurio vadovė Julija Juodienė. Šiandien švenčiame Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę ir minime monsinjoro Alfonso Svarinsko 10-asias mirties metines. Minime jo gyvenimo žygdarbį. Visos tautos iš mirusių savo didvyrių atminimo visais amžiais sėmėsi išminties, tvirtumo ir vilties. Mes taip pat susirinkome atminti savo didvyrius ir, vaizdžiai tariant, iš jų tarsi šaltinių atsigerti tiesos ir stiprybės vandens. Pačiam monsinjorui visuomet rūpėjo priminti ne save, o kitus kilnius žmonės gyvenimą ir gyvybę aukojusius tėvynei ir bažnyčiai. Šiandien sekdami jo pėdomis ir, manau, vykdydami jo valią, mes atminsime ir pagerbsime monsinjoro dvasios brolį, Ukrainos patriarchą Josifą Slypį, kurio 40-osios mirties metinės šiemet yra minimos. Tikime,
kad monsinjoras džiaugiasi, jog patriarcho garbiai Didžiosios Kavos apygardos partizanų parke šią progą yra pastatytas koplytstulpis kryžius, kurio autorius yra skulptorius Rimantas Zinkevičius. Ir šiandien mes turėsime galimybę dalyvauti šio kryžiaus pašventinime. Švęsti savo tautos atmintį pradėkime giedodami tautišką giesmę, Lietuvos himną, tarsi paliudydami čia šioje šventoje vietoje mūsų gyvųjų ir čia palaidotų mirusiųjų dvasios vienybę. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, te stiprybę semia, tegul tavo vien takais dorimis, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa, mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Kaip rašė filosofas Juozas Girnius, tauta turinti didvyrišką ir didingą istoriją yra pati ne kitokia. Tačiau jis pridūrė, tai nereiškia, kad mes visi lietuviai esame didvyriai. Tik kraują paprastai iš tėvų paveldime, o tėvų dvasią kiekviena karta privalo savo asmenišką kovą išlaikyti. Citatos pabaiga. Ką tai reiškia? Ar tai, kad negalime tiesiog didžiuoti savo tautos didingumu? Galime, bet su viena sąlyga. Kaip rašė Juozas Girnius, jei mūsų kartai duotų kovų neiškovojome, teisės didžiuoti savo tautos kilnumu bei didingumu neturime. Tautos dvasinis charakteris yra įpareigojanti jos didvyrių testamentinė valia. Taigi, mums dera šiandieninius sunkumus ir išbandymus pažinti, suprasti ir tinkamai į juos atsiliepti. Manau, apie tai taiklų žodį tars humanitarinių mokslų daktaras, politologas Vytautas Sinica. Ačiū labai visiems susirinkusiems, kad čia esam ir minim. Kaip labai gražiai pasakyta monsinjoro Svarinsko gyvenimo žygdarbį. Iš tikrųjų, tai ir buvo gyvenimo žygdarbis. Kad jau čia susirinkom, turim vis tiek savęs paklausti, kas mums tas Svarinskas, kas jūs kunigė Svarinskai. Turbūt žinot, į ką referuoju. Kunigas Svarinskas, manau, visiems jaunesniem tai tikrai yra ir te gali būti ir ateityje bus pavyzdys ir įkvėpimas. Manau, kad ir tiems, kas buvo jo bendražygiai tame gyvenimo žygdarbyje, irgi yra pavyzdys ir įkvėpimas. Bet čia santykis. O ką įkūnija Svarinskas ir jo gyvenimo žygdarbis? Įkūnija, sakyčiau, tiesą, drąsą ir laisvę. Šiandien vėl labai aktualias. Tiesa, Svarinsko gyvenimas neatsiejamas nuo tiesos. Visi, kas pažinojo, atsimena, girdėjo, matė, liudijo, kaip jis negalėjo, tiesiog negalėjo nesakyti tiesos, nekovoti už ją, taip kaip ją suprato, visada principingai, kategoriškai, nežiūrint jokios kainos. Šiandien tiesa išgyvena sunkius laikus ir jūs irgi negalit to nematyti. Šiandien tiesa apie moralę, apie valstybę, apie žmogų, apie visus pamatinius dalykus
labai dažnai tampa nepatogi ir tampa iššūkiu ją ginti. Ginti kaip monsinjoras Svarinskas be jokių dvejonių ir nežiūrėdamas jokios kainos gynė. Kadangi esam šiaip ar taip ir partizano atminties vietoje, turbūt geriausias pavyzdys čia būtų laisvės kovotojų atminimas. Visi girdėjo, visi matė, kasdien turbūt girdim įvairiausiamis formomis, tą dėmę, šmeižto dėmę metamą ant laisvės kovų atminimo. Visai kaip sovietmečiu, visai kaip tada, kai Svarinskas turėjo kovoti, partizanai pavadinami ir banditais, ir dalyvavusiais holokauste, ir dar kokiais nors žodžiais, kurie esą turėtų priversti mus galvoti, kad mes negalim jais didžiuotis, kad valstybė negali jais didžiuotis, kad mūsų laisvės kova kažin kaip su dėme, kažkaip netikusi. Mes turim pareigą tą atmesti. Nebėra Svarinsko, kuris atmestų šitą melą ir purvą, bet yra jo atmintis. Ir ta atmintis, jeigu teisingai pradėjom šitą pokalbį, įkvepia ir drąsina ir yra pavyzdžių. Taigi ginti tiesą. Ir tada drąsa, Svarinsko gyvenimas kaip drąsa. Vėlgi, visi, kas tik susidūrė, atsimena, jis nieko nebijojo. Jo viduje buvo tokia didžiulė jėga, kuri tiesiog neleido bijoti. Kartais atrodė, kad jis ir nesuprato, kad jis nebijo, kad jis drąsus, kad tas ilgesys, kad jie pasirinkimai yra drąsūs. Atrodė natūralūs pasirinkimai, kad kitokių ir būti negali į jo gyvenimą žiūrint. Šiandien ir drąsa išgyvena sunkius laikus. Vėlgi, daug kas girdėjot, matėt, netaip senai kunigo Doveikos žodžiai apie daugybę bijančiųjų sakyti, ką galvoja Lietuvoje, sukėlė tokį didelį triukšmą, tokį didelį pyktį. Nesvarbu, ar teisingi tie skaičiai, kuriuos jis įvardijo, ar tyrimai atlikti tiksliai, moksliškai. Mes visi žinom iš savo gyvenimo, iš savo aplinkos patirčių, ypatingai tie, kieno gyvenimai susikerta su valstybės tarnyba, su žiniasklaida, teismais, mokslais, su visomis tomis viešomis sritimis, bet ir ne tik tie. Visi žinom, kad šiandien, ko gero, kuo akivaizdesnius dalykus nori pasakyti, tuo daugiau drąsos reikalaujama. Žmonės pagrįstai, kas baisiausia, pagrįstai šiandien bijo kalbėti apie šeimą, apie lytį, apie tą pačią istoriją, apie dalykus, kurie, jeigu kas nors yra savaime suprantama, tai kurie ir turėtų būti labiausiai savaime suprantami. Reikia drąsos. Ir tos drąsos įkvėpimų ir pavyzdžių, aišku, vėl stoja monsinjoras Svarinskas. Mes negalim nepastebėti, kad jo pasirinkimai, jo bendražygių pasirinkimai turėjo daug didesnę kainą negu šiandien. Šiandienos pasirinkimai ir šiandienos drąsos reikalavimas, susijęs viso labo su galbūt darbo, galbūt verslo, galbūt statuso praradimu, kas aišku mums visiems yra daug ir visi žmonės tai saugo ir visi supranta, kuo rizikuoja ir turi priimti tuos pasirinkimus. Bet mes turim stabtelti ir pagalvoti, kokie buvo to meto pasirinkimai. Ką tada galėjo prarasti žmonės, jeigu nuspręsdavo drąsiai sakyti tiesą, jeigu tos drąsos rasdavo. Įkvėpimas. Ir čia tada trečioji dalis – laisvė. Monsinjoras Svarinskas buvo absoliučiai laisvas žmogus. Laisvas kalėjime, laisvas lageryje, nes turėdamas tiesą ir turėdamas drąsos dorybę tą tiesą sakyti, jis buvo laisvas viduje. Jokie išoriniai pančiai jam didelės įtakos nedarė ir daryti negalėjo. Šiandien mums labai dažnai pasiūloma visiškai kitokia laisvė, faktiškai jie persmelktas mūsų gyvenimas, laisvė tenkinti troškimus, būti troškimų vergais. Tai yra vergo laisvė ir ta vergo laisvė šiandien yra kaip dūmas, kaip migla, kaip toks apgavystės tinklas, apraizgiusi mūsų gyvenimus, mūsų viešą erdvę. Svarinskas primena ir įkūnija kitą laisvę. Laisvę gyventi tiesoje, drąsiai už ją stoti, prireikus už ją mirti. Štai kas iš tiesų išlaisvina. Taigi tiesa, drąsa
ir laisvė, 3 dalykai, kuriuos šiandien atrodo kaip niekada anksčiau norisi prisiminti ir Svarinsko asmenyje surandame. Surandame tą pavyzdį ir tą įkvėpimą, be kurių rodos taip sunku kartais būna savosios kartos iššūkius pakelti. Nes, kaip čia jau nuskambėjo prieš man, pratariant žodį, kiekviena karta turi savo iššūkius ir turi pareigą, kaip gali juos pakelti. Ir pabaigai pastaba. Jokių būdų negalima nieko, kas pasakyta, suprasti kaip priekaišto. Kad štai mes bailiai, štai mes tiesos bijome, ar už ją kalbėti bijome, ar dar kaip panašiai. Kodėl? Todėl, kad negali žmonės būti kaip Svarinskas. Svarinskas nėra kartelė, pagal kurią visi turim save matuoti. Čia negalėjo susirinkti jūs, aš, mes visi negalim būti Svarinskais. Nebūtų tos pagarbos ir atminimo, mūsų čia nebūtų, jeigu tai, ką darė monsinjoras Svarinskas, būtų normalu. Jeigu to galėtum tikėtis iš kiekvieno ir reikalauti. Ne, priešingai. Tai buvo nenormalu. Tai buvo didinga, bet būtent todėl mes jį galim matyti kaip pavyzdį ir įkvėpimą, kaip kažką, į ką kiekvienas iš mūsų gali stiebtis, stengtis, tiestis ir gal niekada nepasiekti, bet ta pastanga ir turėjimas link ko stengtis ir yra tai, ką mums Svarinskas šiandien duoda. Fiziškai su mumis nebebūdamas, bet dvasia niekada nepaliksintis. Ačiū Jums. Ačiū labai Vytautui. Mus ketina pradžiuginti mūsų partizanų patriarchas, galima sakyti, Jonas Kadžionis Bėda. Jis nori perskaityti eilėraštį skirtą monsinjorui Alfonsui Svarinskui. Mielas bendražygi, jūs kunigas ir patriotas mūsų tėvynės, aukos keliu jaunystėje išėjęs, tiek daug kentėjęs, bet neišsigynęs kilnių idėjų, jūs šviesos nešėjas. Per Sibirą, alkį, šaltį, pūgas, paniekintas ir ujamas maskolių. Visur jūs gaubė tyras sielos rūbas, vilties paguoda, meilė savų brolių. Jaunystė, širdį, jėgas paaukojęs, vis dar ieškojot ką daugiau. Puošniausia puokštė prie kūrėjo kojų padėjęs ištarėt, kelionę jau baigiau. Kelionę baigėt, šviesi bridė liko, lyg paukščių takas ir visiems laikams, o tiesos žodis, kurs daug kam nepatiko, skambės per amžius Lietuvos vaikams. Nors panieka nuo priešų ir savųjų, erškėčiais širdį apipynė, bet kaip gražu, didinga iš tikrųjų kentėt už Dievą ir tėvynę. Kankini tėve Alfonsai, išmelsk iš viešpaties malonę mūsų tėvynei Lietuvai, kad jos vaikai kuo greičiau išbristų iš komunizmo raistų ir sutemų ir pradėtų eiti tiesos ir gėrio keliais. Ačiū, ačiū.
Žymus mūsų tautos mąstytojas Antanas Maceina parašė tekstą, kuris stebėtinai beveik pažodžiui tinka mūsų laikams. Cituoju. Gėrio kova su blogiu vyksta ne tik atskirų asmenų, bet ir tautų pastangomis ir gale. Atskiros tautos istorijos eigoje apsisprendžia priimti žvėries žymę arba būti pažymėtos avinėlio krauju. Avinėlio ženklu, atsiprašau. Tautos nariai yra atsakingi, kur nueis jų tauta, kaip jie apsispręs. Gyvename tokiais laikais, kai ryškėja apokaliptinis tautų būrimasis kovai su avinėliu. Berdiajevas pranašavo, kad ateities karai bus religiniai, bet tai bus karai ne tarp religijos ir religijos, o tarp avinėlio ir žvėries bei jo pranašo. Ir mūsų tauta atsistos vienoje arba antroje pusėje. Citatos pabaiga. Kurioje pusėje stos mūsų tauta. Gal nebus perteklinis dalykas pakartoti tėvo Pijaus žodžius, kadaise pasakytus Jonui Pauliui II, kuriuos visai neseniai, gegužės mėnesį monsinjoro Alfonso Svarinsko minėjime Stulgių bažnyčioje, prie Kryžkalnio savo pamokslę priminė vyskupas Eugenijus Bartulis. Tėvas Pijus Jonui Pauliui II sakė, kai susitiksi su lietuviais, pasakyk, kad jokia tauta neturi tiek šventųjų kankinių kaip Lietuva. Bus pasaulyje kažkokie neramumai, kai kurios tautos bus nusiauptos ar sunaikintos, bet jeigu lietuviai prašys savo šventųjų kankinių užtarimo ir globos, Lietuva išliks. Ši iš dangaus mūsų tautai perduota žinia teikia vilties. Turėtume kreiptis į savo šventuosius bei kankinius ir ieškoti dvasinės jų apsaugos. Tikime, kad jie padės mums išsilaikyti avinėlio kelyje ir apsaugos nuo žvėries kelio. Todėl junkimės maldoje su mūsų mirusiaisiais. Kviečiu visus viešpaties angelui. Šioje maldoje prisiminkime ne tik monsinjorą Alfonsą Svarinską ir čia palaidotus partizanus. Manau, svarbu paminėti, kad per šiuos metus mes netekome 2 bendražygių. Ištikimų šios tradicinės laisvės kovotojų šventės dalyvių ir pagalbininkų. Kalbu apie gruodį mirusį pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvį pedagogą Albiną Kentrą ir trečiadienį palaidotą plungiškį šaulį Stanislovą Jundulą. Jie abu talkino monsinjorui Alfonsui, kuriant Didžiosios kovos apygardos partizanų parką, abu visada atvykdavo į šią šventę, Albinas filmuodavo, o Stanislovas atveždavo gausų būrį dalyvių iš Plungės. Ketino ir šiemet čia dalyvauti. Pasimelskim. Brangieji, nepaprastai simboliška ir gražu, kad šių 2
bičiulių, Kristaus mokinių minėjimą sujungia šis mūsų susitikimas šiame parke, kuriame prisimename ir mūsų monsinjorą Alfonsą Svarinską, minėdami 10-asias mirties metines, bet taip pat ir didį kardinolą Josef Slypį, Ukrainos didvyrį, kuris 40 metų mirties metinės minint ženklu tapo šis kryžius šiame parke, kuris skirtas įkvėpimui, paguodai, kad esame didvyrių žemė ir kad jie mūsų užtaria danguje. Šiandien Evangelija kalba apie Jėzaus kvietimą skelbti gerąją naujieną mokiniams, siunčiant juos po du. Tie du broliai ir jų misija susijungė ir susitiko kalėjime, lageryje, kur Kristaus mokiniai buvo giedrai vienas kitą sutikę, vis į atmintį grįžta, kaip monsinjoras Svarinskas pasitiko areštuotą kardinolą kalėjime ir jų susitikimo pirmieji momentai buvo tokie. Monsinjoras Svarinskas tarė: Eminencija, esate areštuotas, sveikas atvykęs, sekute paskui mane. Palydėsiu jūs į kalinimo vietą. Įsivaizduojat, kokia tų žmonių nuotaika, kokie jie buvo, kaip čia pasakius, linksmi ir nesuvaržami, jie turėjo tą Kristaus dvasią, kuri dovana buvo jiems pagal šiandienos pirmąjį ir antrąjį skaitinį. Pirmajam skaitinyje mes girdime apie pranašą Amosą, kai jis yra išvaromas į savo žemės: dink iš čia, čia karaliaus valdžia, tu mums neaiškink apie jokius dievus ir atsivertimą, tau čia ne vieta. Išvarytas pranašas vėliau buvo besąs tikslus ir teisingas, kai tauta ištiko išbandymas ir pateko į Babilonijos nelaisvę. Visi klydo, jis buvo teisus, įžvelgęs pavojų, drąsinę žmonės. Antrajam skaitinyje apaštalas Paulius kalba apie tai, kad krikščionis yra žmogus, kuris palaimintas Kristuje, visokiojopę dvasinę palaimą danguje, dosniai apdovanotas malonė ir išmintimi, ir išgirdęs tiesos žodį, įtikėjęs juo, yra paženklinta šventąja dvasia. Tik taip gali paaiškinti, iš kur ta drąsa, stiprybė ir giedrumas širdyje, skelbiant labai sunkiais laikais Dievo žodį. Juk jų misija buvo, tiesą sakant, neįmanoma. Ta karo okupacinė mašina visus trynė be gailesčio. Ir jie vis dėlto buvo tie, kurie stojo ir kalbėjo tiesos žodį. Ir nebijojo kalėjimo, nebijojo tremties, nebijojo mirties. Iš kur tai, jei ne Dievo dvasia ir jo dovanota galybė iš aukštybių, įgalinanti žmogų pakartoti tiesiog kryžiaus kelią ir atiduoti savo gyvenimą už laisvę, už tiesą, už viešpaties žinią. Man labai jaudina pasakojimas, ką reiškia giedros širdies žmogus ir kokia dvasia jame, kai išgirdau liudijimą, kai mūsų eminencija Sigitas buvo pastiprintas, padrasintas ir sutvirtintas, išgirdęs KGB kalėjime Vilniuje, garsiai giedant Alfonsą Svarinską ir kalbant rožinį, kad girdėtųsi per koridorius. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Eminencija girdėdamas tuo žodžius, nors ir monsinjoras Svarinskas nežinojo, kad tuo metu kali kardinolas, vis dėlto nujautė, kad taip gali būti ir drąsiai meldėsi
viso kalėjimo sienas drebindamas malda. Eminencijai tai buvo sutvirtinimo malda, žodis ir įkvėpimas tokio gurkšnio, oro laisvės, viskas bus gerai, Dievas su mumis. Šitokios giedros, brangieji, ir laisvės šiandien mes turime mokytis. Juk šie mūsų didvyriai rodo, kad įmanoma suspaudimo sąlygą skelbti tikėjimą ir nesmurmėti, kad tokie laikai šiandien visi taip daro, kad nėra kas pritartų, mūsų mažėja. Toks niurnėjimas mūsų didvyrius būtų pražudęs. Jų buvo nedaug, bet jie buvo stiprūs viešpatyje. Ir jų liudijimas tapo mums neįtikėtinu padrasinimu, kad Dievas veikia skirtingais būdais, pačiose nuožmiausiose sąlygose, galingai, stipriai ir giedrai. Šis, brangieji, Evangelijos žodis, kuris mums kalba apie 3 dalykus, tebūna padrasinimas. Pirmiausia, skelbti tikėjimą mūsų laikais, mūsų metu. Nebijoti būti tiesoje ir drąsiai ją liudyti. Neprisirišti prie rūpesčių. Tas neimkite palaidinės ir taip toliau kalba, kad rūpesčiai gali žmogų taip įpinti, kad jis tampa nelaisvu. Rūpesčiai yra kliūtis. Atvirkščiai, laisvė mus neša tada, kai mes neprisirišam prie šio pasaulio įvairių detalių, buities ar kitų ir žinome, kad galime skelbti viešpatį ir tada, kai atrodo yra nelaikas. Ir štai ištvermės, ištverti nesėkmę. Dar vienas mums labai svarbus pamokymas iš šiandienos ir Dievo žodžio ir mūsų didvyrių. Laiške Korintiečiams Paulius apaštalas sako: todėl aš mieliausių norų girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Džiaugiuosi tad silpnumu, paniekinamais bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu galingas. Įsipildė Dievo žodis monsinjoro Svarinsko ir kardinolo Josef Slypi gyvenime. Tai įsipildo ir šiandien. Esame galbūt nedidelė grupė tikinčiųjų, kartais jaučiamės išgąsdinti, bet mūsų galia ne mumyse, ne mūsų išmintyje ar skaičiuose, bet viešpaties dovanotoje dvasioje, kuri per krikštą mumyse skleidžiasi, kai mes ištariam viešpatie: taip, veik, tu esi mano gyvenimo šviesa, tu esi mano gyvenimo tikslas, todėl būk manyje, sustiprink ir vesk mane per šį gyvenimą į tavo džiaugsmo dangų. Amen. Jūsų laukia netikėtas pranešimas, kurį skaitys ukrainietė, profesorė, teologijos mokslų daktarė Marija Horečia iš Lvovo katalikiškojo universiteto. Kodėl jos pranešimas yra netikėtas? Ne tik todėl, kad pas mus atvyko viešnia iš karo negandas išgyvenančios šalies ir kalbės apie istorinius ir dvasinius abiejų tautų tiltus, bet ir todėl, kad profesorė ketina savo pranešimą skaityti lietuvių kalba. Ir taip išreikšti pagarbą mūsų tautai ir mūsų kalbai. Naudojasi progą ir sveikinu vyskupą Eugenijų Bartulį, kurio vardadienis buvo vakar. Beje, tą patį šventą vardą turi ir Ukmergės rajono savivaldybės vicemeras, kuris nemažai prisidėjo, kad įvyktų šį šventę. Pradedant mūsų konferenciją, norėčiau pirmiausia pakviesti pasisakyti Ukmergės rajono merą, šio renginio globėją Darių Varną. Labą dieną. Nebežinau, dabar jau kardinolo nebematau, tai bažnyčios bendruomenė, labą dieną Seimo narė, mėly Ukmergės krašto žmonės, svečiai.
Iš tikrųjų, monsinjoras Svarinskas tai savo gyvenimu ir darbais tai paliko neįkainuojamą vertybę. Tikėjimą, meilę, tėvynei, laisvei ir nepriklausomybei. Tai tą patį dabar daro mūsų sesės ir broliai Ukrainoje. Taip pat kovoja dėl savo laisvės, nepriklausomybės nuo pačio didžiausio pasaulio agresoriaus. Tad branginkime tą, ką turime, prisiminkime tuos, kurie atidavė gyvybės už mūsų ateitį, už mūsų laisvę, o visiems ir kiekvienam noriu palinkėti. Svarbiausia, mylėkite tėvynę, mylėkite vieni kitus, nes gyvenimas yra labai trumpas. Ir nepalikim šitoj žemėje pykčiui ir blogiui vietos. Tad noriu visiems palinkėti svarbiausia, ko mums dabar reikia – taikios padangės. Ačiū ir gražios šventės. Labai ačiū Ukmergės rajono merui. Norėčiau pakviesti prelegentę, ukrainietę, profesorę, teologijos mokslų daktarę Mariją Horečią. Ji dėsto Lvovo katalikiškame universitete. Jos pranešimo tema Josifas Slipiai ir Alfonsas Svarinskas – dvasinės draugystės ir krikščioniško liudijimo totalitarinio persekiojimo sąlygomis pavyzdys. Štai yra knyga, kurią visai neseniai Marija parengė apie patriarchą kardinolą Josifą Slipiai. Marija skaitys pranešimą lietuvių kalba. Jūsų ekscelencijų biskupai, mėly kunigai, garbėmieji Ukmergės vadovai ir visi šios šventės dalyviai. Ačiū už galimybę būti šiame gražiame Partizanų parke ir pasidalinti savo mirtimis apie jums ir mums, ukrainiečiam, labai brangius monsinjorą kunigą Alfonsą Svarinską ir kardinolą Josifą Slipiai. Šiemet minime 10 metų nuo Alfonso Svarinsko mirties ir 40 metų nuo Josifo Slipiai mirties. Šios dvi didžios istorinės išmenybės yra išpermingos kovos su bedieviška represinė sovietinė sistema simboliai. Patyrę persekiojimus ir kančias, jie abu išėjo nugalėtojai. Ir šiandien Josifo Slipiai garbai skirto paminklinio kryžiaus didžiosios kovos apygardos Partizanų parke pašventinimo dieną. Dera pagerbti jų dviejų atminimą ir priminti dviejų didžių asmenybių ir Dievo tarnų draugystės ryšį. Slipiai išgyveno ilgą formacijų laikotarpį, trukusi daugiau nei 30 metų. Išgybė giliaus tikėjimo valstiečių šeimoje, kuri iškėpito jam meilė Kristui. Pajutęs Dievo kvietimą po vidurinės mokyklos baigimo įstojo į dvasinę seminariją. Ir 1917 metais metropolitas Andrejus Šeptickis suteikė Slipiai kunigystę šventimus. Gavęs metropolito palaiminimą, ištiesė studijos Innsbruko universitete ir apgynė pirmąją daktaro disertaciją baigdama greitai. Parengė habilitacinį darbą. Dėl Austrijos imperijos žlugimo ir Ukrainos Lenkijos karo grįžti į namus nebuvo įmanoma, todėl Slipiai dar 2 metus tęsė studijas Innsbruke ir po to 2 metais išvyko į Romą, kur Grigaliaus universitete parašė ir apgynė antrąją daktaro disertaciją. 1922 metais vasarą grįžęs į tėvynę išdėstė dogmatiką Lvovo dvasinėje seminarijoje ir po 2 metų tapo jos rektoriumi. Slipiai uoliai darbavosi ruošiant, dvasinant
darbininkus Ukrainos graikų apeigų bažnyčiai ir kūrė teologijos akademiją, svajodamos paversti ją universitetu. Prisimindamas tą laikotarpį, jis sakė, kaip žmogus, savanoriskas tapęs Kristaus kaliniu, tarnavau kadaise tokiam ryskiam Ukrainos teologijos mokslui, stengiausi prikelti jį iš griuvėsių ir atgaivinti, suvokdamas, kad mokslas yra vienas kentinių tautos atgimimo ir stiprybės akmenių, o teologijos mokslas įgyvendina Kristaus Evangelijos įsakymą. Eikite ir padarykite mano mokinės visų tautų žmonės. Šis slypai tarnystė nebuvo lengva, netruko rūpesčių ir kliūčių. Tačiau nepaprastas ir darbštumas ir organizaciniai gebėjimai davė vaisių. Po 5 metų buvo įkurta Lvovo teologijos akademija, kurios rektoriumi buvo paskirtas Slypai. Išdėjo visas pastangas, kad akademija taptų mokslo centru į ilgainiui universitetu, turinčių teisę teikti daktaro laipsnius. Per 10 metų akademija tapo autoritetinga švietimo įstaiga. Tačiau Slypai planam sutrukti daras 1939 metais sovietų okupacija. Atėjus bolševikam prasidėjo represijos, seminariją užėmė sovietų kariuomenė. Metropolitas Šeptyckiai, baimindamasis, kad gali būti nužudytas, pasirūpino įpėdino paskirimu, pasirinko Josifą Slypai. Jis buvo slapta įšventintas biskupu. Kai 1944 metais metropolitas Šeptyckiai mirė, jo vietą užėmė Slypai. Tačiau jam nebuvo lemta vykdyti savo pareigų. Po 5 mėnesių jis buvo suimtas kartu su kitais Ukrainos graikų apeigų bažnyčios biskupais ir jo gyvenimas kardinaliai pasikeitė. Prasidėjo metropolito kryžiaus kelias, 18 prievartos, kalinimo, lagerijų, etapų ir tremties metų. Štai kaip jis pat apibūdina šį savo gyvenimo laikotarpį. Naktinis kalinimas, slėpti teismai, nesibaigiantys tardymai ir šnipinėjimas moralinė ir fiziškai prievarta, žeminimas, kankinimai, badas, nedori tyrėjai ir teisėjai, prieš kariuosaž, kalinys katorgininkas, tylusis bažnyčios liudytojas, išsiekęs fiziškai ir psichiškai, liudijo nebylą ir mirčiai pasmerktą gimtąją savo bažnyčią. Šiame kryžiaus kelyje dėl kalinio Kristaus mane stirpino suvokimas, kad kartu su manimi eina į mano dvasinę kaimenę gimtoji ukrainiečių tauta, visi biskupai, kunigai, tikintieji, tėvai ir motinos, maži vaikai, pasiaukojantis jaunytas ir bėgėjai seneliai. Aš nesu vienas. Slypai buvo teisiamas 4 kartus, ne kartą įkalbinėtas įteisakyti vyskupo pareigų ir bendradarbiauti su sovietų valdžia, kuri jam suėlė Kijevo metropoliją ir kitų privilegiją su sąlyga, kad perės į stačiatikybę. Tačiau vilionėms jis nepasidavė ir liko ištikimas Dievui ir kenčiančiai savo bažnyčiai. Pirmą kartą už priešišką veiklą jis buvo nuverstas 8 metams kalėjimo. Bausmės pabaigos sulaukė 1953. Jis sutapo su Stalino mirtimi
ir politinis vadovinis pasikeitimas. Tuo metu Sovietų sąjunga puoselėjo viltis pagerinti santykius su Vatikanu ir norėjo tam panaudoti slipai. Metropolitas buvo apgabentas į Maskvą ir KGB bandė su juo derėtis bei pavedė parašyti Ukrainos graikų apeigų bažnyčios istoriją. Jam net buvo leista dirbti didžiausia SSRS Lenino vardo bibliotekoje. Slipai pradėjo darbą, bet iš derybų nieko neišėjo. Po Berijaus nužudymo jos baigėsi ir slipai buvo įstrėmas 5 metams į Maklakovą, netoli Jenisejos Krasnojarsko kraštas. Būdamas tremtyje jis toliau rašė Ukrainos graikų apeigų bažnyčios istoriją ir per 5 metus parašė 5 tomus. Be to slėpta vykdė sielovadą ir stengėsi palaikyti ryšį su savo bažnyčia, stiprinamas savo kaimenę ir dvasininkus laiškais bei sielovadinasi pranešimais. 1958 slipai vėl buvo suimtas ir nuteistas nuvei 7 metų laisvės atėmimo bausme. Per šį kalinimo laikotarpį sovietinė vyriausybė bandė įtikinti slipai kalbėti prieš popiežių mainais į jo paleidimą. Tam 1960 metais jis buvo apgabentas į Kijevą tardymui, tačiau ir dabar KGB patyrė nesėkmę. Slipai drąsiai gynė savo bažnyčią ir neketino išsižadėti popiežiaus. Po metų jis vėl buvo išsiųstas į lagerį Mordovijoje. Nenuolaidumas jam brangiai kainavo. Metropolita byla buvo peržiūrėta. Jis buvo nuteistas už akių kaip ypač pavojingas nusikaltęs recidyvistas atlikti bausmę griežtojo režimo lageryje. Kaip prisimena slipai, šiame kalėjime buvo susirinkę didžiausi nusikaltėliai. Prižiūrėtojai buvo žiaurūs, brutalius. Dėl sunkių kalinimo sąlygų ir alinančio darbo, susirašinėjimo ir atrimųjų sustinių apribojimo, taip pat sistemingo mariminių darbų kaliniai ir esmės buvo pasmerkti lėtai mirčiai nuo išsekimo ir bado. Paleidęs ten keletą mėnesių, metropolitas labai nusilpo ir veikiausiai būtų miręs, jis netikėj nebūtų paleistas. 1963 metais popiežiaus Jono 23 ir jau prezidento Johno Kennedžio prašymu Josifas slipai buvo paleistas ir išvyko į Romą. Vienas bendražygis kalinis prisimena. Mūsų būryje buvo Romos kardinolas ukrainietis slipai. Šis kuklius, tylus žmogus lageriuose kentėjo jau 2 dešimtmetį, buvo labai ligotas, bet laikėsi tvirtai ir stengėsi nebūti našta savo bendražygiams, o jiems padėti. Supratome, kad tokio tautos lyderio kaip slipai sovietų valdžia nepaleis. Ukrainiečiam jis buvo tarsi dvasinis vilimnešys. Tačiau įvyko stebuklas. Iš Maskvos atvyko keli čekistai ir taip skubiai jį išvežė, kad jį vos spėjo atsišveikinti su draugais. Nežinojome, kur jį išvežė. Tik po 10 dienų vienas vaikinas pranešė, girdėjęs, kad kardinolas slipai yra Romoje. Visi buvome sukrėsti. Iš begalinių tolių į mus padvelkė laisvė.
įsileisdama sunkiai sergantį 71 metų senolį, sovietų valdžia tikėjusi, kad likusią gyvenimo dalį jis praleis kur nors poilsiaudamas, netrukus mirs. Tačiau metropolitas neketino ilsėtis. Jis nekartą skundėsi Dievui, kad produktyviaus ir vaisingiaus gyvenimo metus pražudė lageriuose ir tremtyje nieko negalėdamas nuveikti. Taigi Dievas suteikė jam kompensaciją 21 metus. Ir šį laiką slipai išnaudojo maksimaliai, pradėdamas daugybę epochinio masto projektų. Visą romėnišką jo gyvenimo laikotarpį žymėjo aktyviai veikla kuriant Ukrainos bažnyčios, plėtojant mokslą ir švietimą bei vienijant visame pasaulyje gyvenančius ukrainiečius. Belieka tik stebėtis, iš kur lagerių sugniuždytas senolis sėmėsi jėgų ir įkvėpimo nenuilstamam titaniškam darbui, kar aplinkiniai seipėsi iš jo idėjų, laikės svajotojų, fantazuotojų ir didžiuosius jo simanimus, seniokiškai kliedesiais. Tačiau dauguma jo svajonių ir iniciatyvų jau išsipildė arba mūsų akise tampa tikrovė. Kalinimo metai nebuvo tokie beveisai, kaip atrodė slipai. Tuo metu jis išgyveno ypatingą vidinę transformaciją. Tomistinė mokyklos suformuotas skolastas virto brandžių ir išmintingų ganytojų, suvokiančių savo rytų krikščionių tapatybę ir turinčių didingą savosios bažnyčios viziją. Kalinimo metai buvo daugybės apmąstymų, idėjų generavimo, supratimo ir planų kūrimo laikotarpis. Dar atsirado galimybė visą tai įgyvendyti. Atvykęs į Romą slipai dalyvavo Vatikano antrame susirinkime, kur pasakė kalbą prasydamas suteikė Ukrainos graikų apeigų bažnyčios patriarchato statusą. Nors Paulius VI metropolitą Josipą slipai pakėlė kardinolų, tačiau atsisakė pripažinti patriarchatą. Slipai tai nesustabdė. Jam labai rūpėjo sutelkti įvairiuose pasaulio kraštuose pasklydusius ukrainiečius ir sukurti regimą jų vienybės simbolį. 1963 metais įkūrė popiežiaus Klemenso vardu pavadintą katalikišką ukrainiečių universitetą ir pradėjo statyti Šventos Sofijos soborą, Mažąją Kijevo Sofijos kopiją. 1969 metais pasventintą soborą slipai laikė sugriautų ir išnaikintų Ukrainos bažnyčių ženklų ir simbolių, atgimimo ir naujų bažnyčių statybos tėvynė ženklų, gyvųjų ukrainiečių sielų soboro liudijimų, šventa maldos ir liturginės aukos už mirusius, gyvuosius ir negimusius vieta. Iki šiol ši šventovė traukia ir vienyje ukrainiečių visame pasaulyje ir yra didingas paminklas patie Josipo slipai nuveiktam darbui. Tačiau gyvenimo Romoje laikotarpis toli gražu nebuvo rožėmis klotas. Kaip ir kalinimo metais, taip ir dabar slipai patyrė apsčiai sielvartų. Dėl didesnio amžiaus 7-ame dešimtmetyje prasidėjusios Vatikano politik, Romos kurija dažnai
nepaisydavo Ukrainos graikų apeigų bažnyčios ir išduodavo jos interesus vardan gerų santykių su Maskvos patriarchatu. Slipai dėl to labai išgyveno, o vienybės stoka ir tai, kar jo idėjų nesuprato savi vyskupai, keli dar daugiau skausmo. Tačiau to nepaisydamas išdirbo toliau ir kiek įmanoma gynė savo nebylę kankinių bažnyčią. Pats būdamas gyvas jos kančios liudijimas, jis apeliavo į pasauliko sąžinę, prisidamas, kad nebūtų leisva, jog virs nebyliosis bažnyčios tvyrotų mirtina galinčių kalbėti tyla. 1980 metais jis taip kreipėsi į kongresų stokojantį bažnyčią dalyvius. Mūsų bažnyčia nėra mirusi, kaip ir kurie laisvojo pasaulio žmonės mano, o gal net nori, kad taip būtų, nes jį trukdo pernelyg žmogiškiem jų planam. Mūsų Ukrainos bažnyčia gyva, geriausiai tai įrodo, jos kankinystė. Negalima būti abejingas Ukrainos bažnyčiai, netekusi visų institucinių, ukrainizacinių ir materialinių išteklių, kartu su benginkliu Kristumi, jį visoms savo sesėm bažnyčioms yra vidinės stiprybės ir tikrojo atgimimo šaltinis. Būtent todėl jie yra brangi visuotinės bažnyčios lobino dalys. Moderniesiem ekumeninio judėjimo atstovams derėtų neįsileisti to iš akių. 1984 metus rugsėjo 7 dieną Slipai mirė. Testamente prašė palaidoti jį Sofijos soboro kryptoje Romoje, ir kai Ukraina taps laisva, pasverti jo kūną į gimtąjį kraštą. Tokia galimybė atsirado žlugus SSRS. Ir 1992 metais patriarcho palaikai buvo perkelti į Lvovą ir palaidoti Švento Jurgo katedros kryptoje. Į šį perlaidojimą mirusio patriarcho pagerbti atvyko apie 2 milijonai žmonių. Iš Lietuvos atvyko ir disidentas, ilgametis sovietinio lagerio politinis kalinys kunigas Alfonsas Svarinskas. Slipai ir Svarinsko, dviejų didžių vyrų įtikėjimo išpanėjų, kalėjai susikirto Mordovijos Dubravlago lagerį. Tai buvo vadinamasis tikinčiųjų lageris. Čia buvo atvežta apie 450 įvairių konfesijų kalinių, nuteistų už religinis įsitikinimus arba kontrrevoliucioneriai veiklą pagal religinius įsitikinimus, ir taip pat aktyvių ukrainiečių tautininkų. Lageris buvo skirtas perauklėti tikinčiuosius. Jis buvo ypatingas tuo, kad kaliniai čia nesikeitė, nevogė, meldėsi valgo metu ir rengdavo religinės diskusiją per vakarinius pasivaikščiojimus lagerio alėje. Šie pasivaikščiojimai ir diskusijos buvo puikiai galimybė paskaitoms ir naujų dvasininkų rengimui. Šiame tikinčiųjų lageryje kalėjo ir lietuvų katalikų kunigai. Taip jų buvo Rauda, Svarinskas, Balčiūnas, Račiūnas ir jėzuitas Markevičius. Šiame lageryje ir susipažino Slipai su Svarinsku. Taip jų užsimezgė tvirta 10 metus trukusi draugystė. Nepaisant didelio amžiaus skirtumo, Svarinskas
32 metais jaunesnis už metropolitą tapo slipai nuodėmklausų ir savo atsiminimuose sie patirti siltai aprašė, kaip didžiausią savo gyvenimo pasiekimą. Kartą slipai persilo ir susingo plaučių uždegimu. Kadangi lagerio gydytojas nenorėjo jo gydyti, metropolitas liko gulėti barake. Svarinskas dirbo felčeru sanitarinėme padalinyje ir gavęs iš kunigų Račiūno penicilino atnešė jį metropolitui ir taip jį išgydė. Tačiau tikinčiųjų perauklėjimo atskirame lageryje eksperimentas žlugo, nes užuot persiauklė komunistinė dvasia, kaliniai gerokai sėkmingiau ugdėsi religinė dvasia. Todėl 1961 metais rudenį lagerį imta likviduoti, ir kunigai buvo skirstomi po skirtingo lygio lagerių punktus. Pirmiausia, kunigas Svarinską ir kitus penkelė į griežto režimo lagerį. Netrukus ten pat buvo perkeltas ir slipai. Ir kelis mėnesius praleido vienoje kameroje su Svarinsku. Kai 1963 metais atėjo žinia apie jo išlaisvinimą, slipai norėjo pasiimti Svarinską kartu į Romą kaip savo asmeninį sekretorių. Tačiau tai buvo neįmanoma. Svarinskas atliko šiame kalėjime likusią bausmės dalį ir grįžo į Lietuvą. Nors jie 2 kartų paleido netiek daug laiko ir vėliau niekada gyvai nesusitiko, jų dvasinis ryšys buvo gyvas visą gyvenimą. Kai slipai išgiro apie Svarinskų suėmimą 1983 metais, tuoj pat parašė solidarumo laišką broliam lietuviam, pavadindamas Svarinską Lietuvos katalikų bažnyčios ir tautos garbė, jo pagalba metropolitui kalėjime, palygindamas su Tito tarnystė apaštaliui Pauliui. Kai 1988 metais vasarą jau prezidento Ronaldo Reigano prašymu Svarinskas buvo paleistas į laisvę ir ištremtas į Sovietų sąjungos, praėjus 3 mėnesiams po išlaisvinimo aplankė patriarcho Josifo slipai karstą Romoje ir jo sekretorių vyskupui Janui Homei pateikė papildomą liudijimą apie kalinimo laiką, praleistą kartu su metropolitu Josifu. Jis sakė: labai džiaugiausi, kad sutikai Mordovijoje šį didį Ukrainos žmogų. Pirmiausia, gerbėjau kaip dvasininką, kuris, nepaisydamas įvairių išbandymų, liko įstikimas Dievui, bažnyčiai ir šventam sostui. Labai džiaugiausi, kad galėjau pamatyti jo palaikus ukrainiečių Šventosios Sofijos šventovėje Romoje ir pabučiuoti jo kojas. Šių 2 didžių vyrų gyvenimo keliai buvo erškėsuoti ir sunktus, bet juos lydėjo Dievo palaiminimas. Abu nugyveno gana ilgą gyvenimą. Slipai 92, Svarinskas 89 metus. Svarinskas tvirtino, kad sulauks sovietų režimo žlugimo, nors kalinimo metu, kai atrodė neįmanoma ir Dievas leido jam sulaukti tos
dienos. Pelnė tų tėčių meilį ir pripažinimą ir iki gyvenimo pabaigos spinduliavo šviesą, stengdamasis tarnauti tiesai. Svarinskas ir Slipai praleido kartu ne tiek daug laiko, tačiau gimusi bendrystė paliko gilių pėdsaką judviejų sielose. Tikinčiųjų lagerio stovykloje ir griežto režimo kalėjime kartu paleistas laikas susiejo ukrainiečių ir lietuvų dvasininkus, tvirtes draugystės ir abipusės pagarbos saitais ir paskatino persiaukojamų bažnyčių abipusę paramą, sustiprino ukrainiečių ir lietuvų tautų ryšį. Šito bendradarbiavimo, draugystės ir abipusio palaikymo vaisius yra šiandienė parama, kurią Ukraina gauna iš lietuvų tautos kovodama su blogio imperija, didingas kryžius Slipai garbės jame parke ir nuolatinis lietuvų solidarumas per visą mūsų kovą už laisvę. Slipai ukrainiečių tautai ir Svarinskas lietuviam yra laisvės, tvirtumo ir pergalės prieš blogį simboliai. Abu dvasijos milžiniais šiandien kartu su Paulimi galėtų pasikeiti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikau tikėjimą, todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man atiduos viešpats teisingasis, teisėjas, ir ne tik man, bet ir visiems, kurie šį meilį laukia jo pasirodant. Kad ir mes savo gyvenimo pabaigoje galėtume tai pasakyti, kunigas Alfonsas Svarinskas paliko tokias gaires. Norinčiam būti kataliku nepakanta turėti maldaknygę, rožinį ir retomis progomis nueiti į bažnyčią. Būtino, kad Dievo įsakymai būtų mūsų gyvenimo kentinys akmuo. Visa, kad prieštarauja Dievo įsakymams, turi būti mums svetima. Katalikas negali būti pasyvus stebėtojas. Gyvenimas nėra teatras. Už kiekvieną minutę turėsi atsiskaityti, todėl sakau, kad visi turime tapti kariais kovojančias su dabarties blogybėmis. Dviejų tikėjimo išpažinėjų Slipai ir Svarinsko priesakai ir pavyzdys įkvepia mus šiandien sekti Kristumi ir bet kokiomis aplinkybėmis ar sąlygomis mylėti savo tautą. Ačiū už ją šventę. Дякую всім за спорудження Христа. Героям слава! Nuoširdžiai dėkojame profesoriai. Monsinjoras nekartą yra sakęs, kad kovoje su imperinio mąstymo tauta ukrainiečiams ir lietuviams reikia laikytis kartu. Jis liudijo, kad lageriuose ukrainiečių ir lietuvių ryšys buvo artimiausias. Tiesa, ukrainiečiams buvo sunkiau. Rusai jų kalbą galėdavo suprasti. Lietuviams šiuo požiūriu buvo geriau. Kai man blogai ir nėr kam pasiguosti, labai sunku tą tylą išsklaidyt. Paimk mane kaip neregį už rankos, paimk mane ir nieko nesakyk. Nes mane belygumas ir kalnus, kur naktį mėnuo miega
Saulės perlais puošia tavo plaukus, sakau tau ačiū, kad šalia esi. Kaip mano ir nervams pasiguosti, labai sunku tą tylą išsklaidyti. Paimk mane, kaip neregį už rankos, paimk mane ir nieko nesakyk. Kai tu šalia esu ant aukšto kalno, kai tu šalia aš bangomis einu, tiesiu rankas į pervertuosius delnus, myliu tave, tikiu ir gyvenu. Kai tu šalia esu ant aukšto kalno, kai tu šalia aš bangomis einu, tiesiu rankas į pervertuosius delnus, myliu tave, tikiu ir gyvenu. Myliu tave, tikiu ir gyvenu. Myliu tave, tikiu ir gyvenu. Nu, kadangi turim tokią ekscelenciją, turim jo talentą giedoti, dainuoti, tai mes dar vieną dainą paprašysime, kad jisai pritartų mums, ar ne? Ir daina, ir giesmė kartu. Aleliuja. Tai jau visi kartu, gerai. Keliaudamas plačiu keliu, kur eina daugelis tautų, ieškojau savo laimę žemėje. Bet laimės niekur neradau ir šitaip greitai pavargau, kol man suskambo žodis Aleliuja. Aleliuja, 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 Džiaugsmas apėmė tada, kai atgimiau tavo dvasia ir pančiai nuodėmės staiga nutrūko. Tarnauti tau nauja dvasia, kad Evangelijos šviesa vis plistų ir aidėtų Aleliuja. Aleliuja. Aleliuja, 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 Aleliuja.
Ačiū visiems, kurie dalyvaujate šiandien šioje šventėje ir tokiu būdu švenčiame tautos slėpinį, švenčiame savo tautiškumą. Prieš pakviesdama visus pabendrauti, pasivaišinti Roko virtuvės paruoštais patiekalais, norėčiau padėkoti. Jūs žinote, kad padėka yra vilties ir meilės mokykla, ji liudija tikrovės tiesą, todėl už šią šventę noriu dėkoti. Pirmiausia, Dievui, pažiūrėkit, koks oras, ir kad mes čia visi susirinkom, ir kad visą tai taip įvyko. O taip pat, žinoma, nemenkas žmogiškas pastangas dėjusiems Ukmergės rajono savivaldybei ir jos merui Dariui Varnui, vicemerui Eugenijui Kuodeliui ir Rolandui Janickui, Ukmergės krašto muziejui, kultūros centrui, Vidiškių seniūnui Virgilijui Štarui. Noriu padėkoti atvykusiems kartu su mumis švęsti tautą ir laisvę mūsų bažnyčios hierarchams. Arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui, vyskupui Jonui Kauneckui, vyskupui Eugenijui Bartuliui, kunigams, patarnautojamui, choro džiaugsmas vadovui Romualdui Jezukoniui ir choristams. Ukmergės tremtinių choro vadovė Julijai Odienė ir choristams. Švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos seserims už parengtas puokštes. Didelė padėka skulptoriui Rimantui Zinkevičiui. Visiems, kas rūpinosi parku, puošė, pjovė žolę, atvežė tualetus. Roko virtuviai, kuri paruošė košę, atvežė vandens ir rūpinasi, kad mums nieko netrūktų. Dėkojame įgarsintojui atvykusiam iš Anykščių, jis mus labai išgelbėjo. Nuoširdžiai dėkoju Šaulių sąjungos atstovams ir ateitininkams už pagalbą renginyje. Būtina padėkoti informaciniams rėmėjams, nes jų žinia jūs čia ir sukvietė. Marijos radijui, portalams Laikmetis, Propatrija, Voruta, taip pat Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos portalui. Nuoširdžiai dėkoju visiems susirinkusiems. Garbė Jėzui Kristui.